pakalbėsiu apie proporcijas. Daug žmonių, pradedančių treniruoti su svoriais, savo kaip tikslą išsikelia proporcijų pagerinimą. Ir tai yra labai kilnus tikslas, nes tai yra gražu žvelgiant iš kultūrizmo pozicijų ir tai yra sveika žvelgiant iš sveikatingumo pozicijų. Kodėl sveika? Todėl, kad proporcijos yra platesnė viršutinė kūno dalis, pečiai ir nugara, siauresnis liemuo ir taip pat platesnė apatinė dalis. Tai gali būti merginų atveju didesni ir riestesni sėdmenys, vyro atveju didesnės raumeningesnės šlaunys. Bet sustokime ties vidurį, ties vidurinė kūno dalimi, tai yra liemeniu. Kai yra mažesnė liemens apimtis, tuo pačiu tai yra ir mažesnis riebalų sluoksnis. O kai yra mažesnis riebalų sluoksnis, ypatingai jeigu mes kalbame apie vyresnio amžiaus žmonės, kuriems yra 40 metų arba daugiau, kuriems didėja su amžiumi širdies ir kraujagyslių susirgimų rizika, tai proporcijų gerinimas ir liemens apimties mažinimas yra geras dalykas. Ir čia štanga turi du galus. Pirmasis galas tas, kad proporcijos yra iš dalies įgimtas dalykas. Proporcijos priklauso nuo to, koks yra santykis tarp jūsų kojų ir liemens. Proporcijos priklauso nuo to, koks yra raktikaulių ilgis, nes nuo raktikaulių ilgio priklauso, kokia plati bus nugara ir kokie platus bus pečiai. Proporcijos priklauso nuo dubens pločio, nes nuo dubens pločio irgi tada priklausys, kokia bus V formos nugara, ar tokia V formos nugara bus, ar tokia V formos nugara, nes jeigu dubuo yra labai platus, tada tokia V formos nugara, jeigu dubuo yra siauras, o raktikauliai ilgesni, tada va tokia V formos nugara. Ir tai yra dalykas, kurio nei treniruotėmis, nei mytyba negalima pakeisti, tai yra įgimta. Antrasis štangos galas yra tas, kad nepaisant to, kokią struktūrą jūs turite, bent kažkiek iki kažkokio lygio padidinti raumenų apimtis nugaros, pečių ir tokiu būdu padidinti pečių plotį ir sumažinti tuo pačiu riebalų sluoksnį ir sumažinti liemens apimtį ir tokiu būdu padaryti bent kažkokią V formą arba paryškinti jau turimą V formą, vis tiek visi visada gali. Na ir kadangi paminėjau, kad proporcijos yra kombinacija riebalų sluoksnio mažinimo ir raumenų masės didinimo, tai tuo pačiu reiškia, kad proporcijų gerinimas yra kombinacija griežtesnės mitybos ir treniruočių su svoriais. Sunkumas, kuris atsiranda iškėlus savo tokį tikslą, yra kaip sekti, pagal ką matuoti, kaip sėkmingai arba nesėkmingai jūs link to tikslo einate. Kodėl tai yra sunku? Dėl to, kad kai jūs gerinate proporcijas, jums reikia vienu metu padidinti raumenų masę, dėl ko svoris turėtų augti ir pamažinti riebalų sluoksnį, dėl ko svoris turėtų mažėti. Bet dabar abu šitos dalykus sudėjus, kadangi vienas atsveria kitą, tai labai galimas dalykas, kad jums gerinant proporcijas, kūno svoris nesikeis arba keisis labai nežymiai. Ir dabar žmogui, kuris neturi tokios įgudusios akies kaip daug metų kultūrizmo varžybose dalyvaujantis kultūristas arba daug metų kultūrizmo varžyboms kultūristus arba bikinis sportininkės arba kažką panašaus į sceną rengiantis treneris, žmogui, kuris yra iš kažkurios kitos srities, savo tą progresą įvertinti labai sunku, nes svarstyklės jo neparodo. Tai kaip tada to progreso ieškoti, pagal ką įvertinti? Progresą tokiu atveju lengviausia, bet tuo pačiu labai tikslu būtų vertinti pagal du kriterijus. Pirmasis kriterijus tai būtų liemens apimtis. Liemens apimtį galima matuoti metru, bet reikia matuoti visą laiką tame pačiame aukštyje. Jeigu matuojate bambos aukštyje, tai visada bambos aukštyje, jeigu šiek tiek virš bambos, tada visą laiką šiek tiek virš bambos. Nes jeigu matuojate skirtingose aukščiuose, gausite skirtingus parodymus ir tie skirtingi parodymai dėl skirtingų matavimo sąlygų gali jūs suklaidinti, nes jie bus netikslus. Kitas dalykas, be matavimo, jeigu jūs esate žmogus, kuris nešioja ne tik tai treninginius rūbus, ne tik sportinius rūbus, bet ir kelnes arba džinsus, kažką, kur reikalingas ir diržas, tada pagal diržą, pagal tai, kokias skylutes reikia naudoti užsisegant diržą, taip pat galima matyti, ar ta liemens apimtis mažėja ar ne. Taigi pagal rūbus taip pat galima spręsti. Ir jeigu liemens apimtis mažėja, kadangi liemuo arba juosmuo yra ta vieta, kurioje labiausia kaupiasi riebalai ir toje vietoje jūs nepriauginate tiek daug raumenų, kiek galite priauginti ant sėdmenų, ant šlaunų, ant rankų, krūtinės, nugaros, plačiųjų, taip toliau ten didelės raumenų masės nepriauginate, tai ta vieta yra pati tiksliausia, kuri leidžia pamatuoti riebalų deginimą. Jeigu liemens apimtis mažėja, vienareikšmiškai riebalų sluoksnis irgi mažėja, nepaisant to, ką svarstyklės rodo. Kitas vertinimo kriterijus yra jėgos rodikliai baziniuose pratimuose, atliekant kultūristišką pakartojimų skaičių tarp 8 ir 12 pakartojimų. Na, galbūt tam
gali būti baziniuose pratimuose tarp 6 ir 12 pakartojimų, bet yra bet kuriuo atveju klasikiniai kultūrizmo pakartojimai. Ir jeigu atliekant tuos pakartojimus, jūsų jėga didėja, šitas dalykas irgi objektyviai rodo, kad jūsų raumenys, jūsų raumenų masė auga ir tokiu būdu jūs ilgainiui judate link geresnių proporcijų. Na ir kalbant apie proporcijas, kadangi žmogaus akis dydžius suvokia per palyginimą, kas tas yra palyginimas? Jeigu yra nedidelė riešo apimtis, tada dilbio raumenų apimtis atrodys didelė, nepaisant to, kad galbūt išmatavus centimetrais čia ir nėra daug raumenų. Lygiai taip pat yra ir krūtinės ląstos arba pečių apimtis. Jeigu liemens apimtis yra nedidelė, tai nepaisant to, kad objektyviai pečių apimtis arba nugaros apimtis galbūt ir nėra pati didžiausia, bet vizualiai ji atrodys didelė. Vizualiai žmogus atrodys atletiškas ir atrodys raumeningas. Todėl mano padrąsinimas ir būtų, ir tas padrąsinimas kyla iš 20+ metų dalyvavimo kultūrizmo varžybose, pačiam save tobulinant, matant kitus žmonės, matant savo varžovus. Koncentruotis geriausiai ne į tai, kiek sveriate, o į tai, kaip atrodote. Jei jums ši informacija, kurie čia dalinuosi, pasirodė naudinga, tada daugiau mano turinio, treniruočių, mitybos, maisto papildų, motyvacijos, disciplinos temomis, kur aš kalbu po 40-60 minučių, galite rasti Contribui platformoje, pačioje dalinuosi nuorodą, kur yra. Prisijungimo kaina yra tik tai 5 eurai per mėnesį ir ten yra jau virš 50 išsamių paskaitų. Turėdami tos prisijungimus, taip pat jūs turite galimybę klausti manęs ir gauti mano atsakymus apie jūsų treniruotes, apie jūsų mitybą ir taip pat gauti mano 20 ir daugiau jau netgi metų treniruočių, dietos laikymosi, dalyvavimo varžybose patirtį. Jeigu jūs norite, kad aš jums sudaryčiau treniruočių programą, individualią treniruočių programą arba individualų mitybos planą, tada su manimi susisiekti ir tai padaryti galite per mano Facebook, arba per mano Instagram, arba per mano internetinį puslapį andriuspauliukevičius.lt. Ačiū, kad žiūrite, būkite sveiki.